Man labiausiai kyla klausimas, kaip tau pavyksta visada atrodyti taip skaisčiai ir gaiviai, bet naudojant šiek tiek makiažo. Išlaikant tą natūralumą. Nu, aš galiu pasakyti, kad šitie komplimentai nuo ryto iki vakaro labai malonu, labai ačiū. Iš tikrųjų, tai, nežinau, išlieka tikrai. Tikrai, visada išlaikai tokį natūralumą. Aš manau, kad daugeliui tavo grožis ir pagalvojus apie tave, iš karto asociacija su natūralumu, gaivumu, skaistumu. Kaip tau tai pavyksta išlaikyti? Kokia yra formulė? Ko tu nedarai? Iš tikrųjų, tai šiaip taip on a day-to-day basis, taip sakant, kasdien, tai aš tikrai labai nedaug dažausi. Tai tikriausiai tas odos, nežinau, kvepavimas prisideda prie visokeriopos sveikatos ir gal odos būklės, nors šiaip tai mano oda labai yra sausa ir ypač linkus išsausėti šaltuoju metų laiku, tai gal šaltuoju metų laiku netgi didesnis poreikis atsiranda, žinai, labiau užmaskuoti, ypač jeigu kažkokį video filmuoji ar kažkur eini filmuotis. Tai va, o šiaip turbūt, nežinau, tai gal maistas irgi yra paslaptis. Iš tikrųjų, tai mano kasdienybė, mano kitchen džiulį reikalai visi, receptai. Iš tikrųjų, labai mėgstu tokį tikrą, natūralų, pilną, maistingą maistą. Ir aš tikrai stengiuosi labai daug ir vaisių, ir daržovę vartoti, ir manau, kad mineralai, žinai, viskas atsiliepia. Ir tas tikrai labai lemia, motas grožį. Taip, ir dar miegas irgi, aš kompromisų miegui nebeturiu, taip sakant, turi būtinai būti geras poilsis, no matter what, tai visą laiką stengiuosi prioritizuoti tą gerą miegą, tai irgi tikriausiai. Tada nedaug reikia, kai esi išsimiegojus, kai tavo kūnas gauna tų reikalingų vitaminų, to visaverčio maisto, kaip su tavim ir diskutavom, tai netiek daug reikia, kad kažkaip pagerinti tą situaciją. Taip. Nu, reikia makiažo priemonių tam tikrų. Kelių. Taip. O bet iš tiesų, kokios yra tos makiažo priemonės, kurios visada yra tavo makiažo kosmetinėje ir net ir įsivaizduojant labai natūralų makiažą, tai vis tiek bus produktai, kuriuos tu naudosi, nes turbūt jų nėra daug. Taip. Tai iš tikrųjų visada turiu arba kažkokį maskuoklį, arba tiesiog savo skystą pudrą. Tai net jeigu aš nedengiu veido tai šitą priemonę, aš vis tiek kažkurias vietas, kur paraudonavę, gal koks kapiliaras išsišokęs, ypač jeigu vasara pasibaigus ir įdegio beveik nelikė, tai vis tiek daug daugiau vietų, kur noris pamaskuoti. Labai švelniai su pirštais tas vietas paliečiu, net jeigu nenoriu, kad noriu, kad visiškai natūraliai būtų. Tada antakių pieštukas, nes šiaip natūraliai turiu pakankamai tokius suformuotus ir ryškius antakius, bet man tai yra visiškai, taip sakant, game changeris, kai tu su geru antakių pieštuku paformuoji juos, papildai ir reikia nedaug. Ir dabar iš tiesų vos pabrėžiam, šiek tiek papildėm formą, bet kaip kardinaliai tai pakeitė vaizdą. Taip, iš karto įrėmina veidą, atrodo, kad nieko daugiau ir nereikia, tiesiog va tie antakiai, ar ne? Tai man antakių pieštukas ir beje MBT žiauriai patinka. Labai faina. Patinka. Ir iš tiesų tau labai tinka spalva, nes šaknis yra šiek tiek tamsesnės ir va yra tokia taisyklė, kad antakių pieštukas šiaip neturėtų būti tamsesnis negu šaknų spalva. Idealiausia, kad antakių pieštukas atitiktų šaknų spalvą ir iš tiesų labai idealiai. Ir jo šito MBT pieštuko spalva ir yra tokia, kad lietuvaitėms dažniausiai jisai tiks 90% moterų. Geras. Tai va, man labai patinka. Va. Ir iš tikrųjų šiaip pastaruoju metu labai pamėgau lūpų pieštuką. Tai lūpų pieštukas ir lūpų balzamas ar koks nors. Nesvarbu, ar tai toks visiškai natūralus, ar kažkas labiau lipnaus ir blizgaus. Bet padaro pokytį, ne? Makiažo lūpas, tikrai. Ir atrodo, tau kartais tai reikia vos paformuoti lūpas ir viskas. Tu išlaikai natūralumą, nes tu nenaudoji daug maskavimo, daug kažkokių priemonių kitų, bet tuo pačiu ir atrodo gyvesnė, nes lūpas tikrai padaro tą. Visiškai. Taip. Aš iš tiesų tau, kai dovanojau lūpų pieštuką, aš tikrai mačiau, kad tu esi žmogus pabrėžiantis ir mėgstantis natūralumą, tai yra akivaizdu. Ir aš
nuoširdžiai pasakysiu, aš tau dovanojau lūpų pieštuką ir aš galvoju, turbūt nenaudosi, Aha. nes kažkaip galvojau, kad tu tikrai esi tas žmogus, kuris mėgsta labiau blizgėsius, balzamus, labiau sudrėkinti tas lūpas. Ir kai aš pamačiau tavo Instagram'e įrašą su pieštuku, net dabar, žinau, kalbu ir šiurpaina, man buvo taip nerealu, nes aš kažkiek jaučiau, kad galbūt atrakinau tau tą tokią naują meilę ir naują kažkokį matymą savęs su lūpų pieštuku. Tai jis yra tikrai labai subtilus, natūralus ir džiaugiuosi, kad tau tiko. Labai patinka, šiaip žiauriai tekstūra patinka. Man čia toks, atsimenu, pirmą kartą, kai naudojau jį, tai iš karto buvo jausmas, kad, oh my god, koks fainas, koks jisai minkštas, taip švelniai, smooth, labai patinka. Nu, tai dabar ir padažysim tau lūpas, tik man primink, kurią tu spalvą labiau naudoji, ar Magic First, ar Slow Kissing. Tai šiaip tai abidvi. Bet aš kažkaip atradau, kad Magic First labiau man patiko, kaip atrodė ant manęs, kai įdegį turėjau, nes aš jį bandžiausi ant savęs ypač po atostogų šių metų pradžioj. Iš Cape Towno buvau grįžus. Biškai kitaip atrodė veidas, oda, tai labai tada buvo fainai, o dabar labiau Slow Kissing. Ir labai palėtei gerą temą, iš tiesų lūpų pieštukų spalvos visiškai kardinaliai atrodo ant skirtingų odos atspalvių. Ta prasme, visiškai. Jeigu ant įdegusios odos ta spalva atrodo labai subtiliai, iš viso atrodo susiliejo su lūpom, su oda, tai jeigu yra šviesesnė kūno spalva, tai jinai bus tokia labai ryški, tai kartais moteris žiūri ir sako, bet tai negali būti, kad čia tas pats pieštukas. Tai dėl to sakau, visada reikia bandyti ir žiūrėti ant savęs. Tai gal Slow Kissing. Šiandien būsim abi su Slow Kissing ir labai matysi skirtumas ant dviejų žmonių, kaip atrodo tas pats pieštukas. Tai dabar aš tau padažysiu lūpas. Net jaučiasi toks kaip sviestas. Taip, jis nesausina lūpų, nes kitą kartą būna pastažai lūpas ir taip traukia. Tai aišku, labai svarbu. Iškart sutraukia. Jo, bet labai svarbu, kad prieš dažant lūpas būtų labai gerai sudrėkintos. Ir čia irgi tokia paslaptis, kad tai irgi lemia pieštuko spalvą. Jeigu lūpos būna labai sausos, tai jis atrodo labai ryškiai, nes jisai sausas yra. O jeigu lūpos yra gerai sudrėkintos, tai galima iš viso padaryti tokį supernatural look, nes tu gali tiesiog su pirštu prasiblendinti ir atrodo super natūraliai. Ir iš tiesų tau šita spalva labai tinka. Ir aš žinau, kodėl tau šita spalva patinka, nes jinai iš tiesų yra kaip ryški, natūrali lūpų spalva. Tai jinai tokia labai saugi. Kokie yra tie keli akcentai, kuriuos tu labiausiai akcentuoji, darantį savo makiažą? Tai antakiai ir lūpos. For sure. Ta, ką ir dabar padarėm. Šiaip realiai dabar mūsų makiažas tai yra paryškinti, gražiai suformuoti antakiai, lūpos ir skaistus veidas. Net nereikia akių iš tiesų. Mėgstamiausias mano kombo. Taip. Tai dėl to tau ir patinka MBeauty linija, nes šiaip realiai launchinau tik su tais keliais pačiais svarbiausiais akcentais. Nes mano nuomonė lygiai taip pat tai yra veidas tobulai padengtas ir kad jisai, na, sakykime, atrodytų skaičiai ir kad, na, sakykime, neužgoštų žmogaus. Antakiai ir lūpos. Realiai tik tiek reikia, kad išiškinti. Sutinku. Bet turbūt ir tavo makiažas keitėsi kartu su tavimi. Tai kaip pasikeitė tavo makiažas nuo paauglystės arba nuo karjeros pradžios? Kaip pasikeitė supratimas apie makiažą? Tai gal atsirado supratimas apie makiažą. Šiaip, jeigu prisimenu save, modelio karjeros pradžioj, man buvo 14 metų, tai visiškai jaunutė, realiai tada tik buvo prasidėję pirmieji štrichai, kada aš kažkokias priemonės pradėjau naudoti. Tai aš ką darydavau? Aš vesdavau juodu pieštuku vandens liniją akyje, įsivaizduoja? Bandau tave įsivaizduoti, iš tikrųjų. Iš viso, ta prasme, man atrodo, netinka, nes tik tai sumažina akis. Taip. Tai tokį turėjau fintą ir man tai patikdavo.
blakstienas dažydavau, Taip. tas va juodas Taip. pieštukas iš Taip. vidaus. Toks truputį gotės stilius, ar ne? Toks truputį, Jo. ir tada prasidėjo blizgus visokie lūpų blizgesiai, tokie, žinai, kur. Perlamutriniai? Tokie šiek tiek su perlamutru, Jo. gal su blizgesiuku kažkokiu, Jo. va tokie. Va. Ar buvo tavo gyvenime etapas, tas toksai pamajos etapas, kuris yra visiškai ne apie tave dabar, visiškai kardinaliai kitoks, negu kad, sakykime, save matai dabar? Aš manau, kad gal šiek tiek, kad tuo metu karjeros pradžioje ir buvo toks, kur tokį biškį, kažkokį gal kaip attitude turėjau, Taip. kur dabar šiaip prisimeni save ir atrodo, oh my god, šiaip jeigu įsijungi senus video, kur ten tais laikais nelabai buvo, dar nieks nenaudoja Instagramų ir visą kitą, bet YouTube jau ten yra kažkokie seni interviu, ten Julija Stepanavičiūtė, Fashion TV, ten kažkokie užkulisiai, žinai, man ten gal ten 16 jau metų ir aš kalbu, tiesiog, kad klausia manęs kažkokio kaip mini intervo ir aš atsakinėjau. Tai kaip aš atsakinėjau? Tai jau ta anglų kalba jau tokia visa amerikonska, tokia, žiauriai juokinga. Geras, bet praeinam, ne, tokius etapus? Praeinam, tai reikia matyti. Kaip tu manai, kas moteriai daro didžiausią įtaką? Ar tai yra draugės, ar tai yra aplinka, ar tai yra galbūt antra pusė, ar tai yra kažkokia social media? Kas tavo nuomonė daro moteriai didžiausią įtaką, ypatingai tam grožio suvokimui? Kaip įdomu, koks geras klausimas. Klausant tavęs iš tiesų, nes man yra įdomu, žinai, yra galbūt ne tiek įdomu, kai tu pamatai tą, sakykime, kažkokį negatyvų pokytį, bet, nu, tu tikrai esi grožio ikona, moteriškumo ikona, tokios, na, kai šalia tavęs esi, tu tikrai jauti tokią ramybę ir harmoniją. Ir labai įdomu, tai kas moteriai daro tą didžiausią įtaką, kad jinai nepagauna tų blogų dalykų, na, mūsų šiuolaikiniam pasaulyje. Šiaip kažkodėl noriu sakyti, žinai, kad artimiausia aplinka, nors pagalvoji, bet tada ar labai artima aplinka tau yra tavo telefono ekranas, kuriame tu kiekvieną dieną naršai ir matai kažką, bet aš galvoju, kad gal žinai ką, gal įtaka pakankamai jaunam amžiui ir va tada ta paauglystė, kai virsmas į moterį vyksta, gal tuo metu, kas yra tavo akiratyje, ką tu matai. Kadangi man šiuo atveju tai buvo modelingas ir ta industrija, kur mados industrija, aukštosios mados industrija, kuri labai labai staigiai atėjo į mano gyvenimą jaunam amžiuje, kur estetika, makiažo irgi veido viso formavimo kulto buvo labai labai būtent subtili. Taip. Ir ten labai akcentas būdavo iš tikrųjų, bent jau tuo metu, oda, tarp kitko. Tai nesvarbu, ką toliau po to daro, bet dėmesio labai labai daug buvo skiriama būtent tam, kad iš savęs turėtum tą duomenis, ar ne? Kaip sako, modelio duomenis. Tai pirmas dalykas yra oda ir kaip tu natūraliai visiškai atrodai, ar ne? Taip. Ir po to jau su makiažu irgi. Tas tobulos odos, žinai, suformavimas, ar jinai, žinai, kažkokia labiau matinė, bet visiškai aksominė, ar jinai tokia kaip tik, žinai, dragna, dewy, kur nesvarbu ar fotosesija, ar ten filmavimas būdavo, ar netgi tiesiog praėjimas podiumu, visada tobula oda. Bet rezumuojant šitą atsakymą galima sakyti, kad visgi didžiausią įtaką turbūt daro tai, kas tave supa jaunesniajam moters formavimosi amžiuje. Aš manau, kad tai. Manau, kad stiprų pagrindą tai turi. Taip. Julija, esi tikrai tobulas pavyzdys, kuris visoj toj gausoj įvairaus gyvenimo. Tikrai teko ir susitikti su gražiausiam pasaulio moterim ir su gražiausiais modeliais ir dirbti su didžiausiais, žinomiausiais prekiniais ženklais. Keliauti po pasaulį, matyti tokį įvairų pasaulį ir dar tuo pačiu dabar atstovauji social media, ar ne? Ir tikrai esi daugam pavyzdys. Tu esi pavyzdys tos moters, kuri nepametė savęs ir tu išlikai tokia, kokia esi. Kokia yra to formulė ir kaip nepamesti savęs visoje toj gausoj, kuri mūsų supa? Labai gera mintis, labai geras klausimas. Jo, aš vis laik kažkaip, tokį tarsi nuoskaudą turiu, suprasdama, žinai, apie socialinės medijas irgi visą tą reklaminį turinį, kurio aš dalis buvau tiek per modelio prizmę, tiek dabar su savo veikla ir atrodo, kad labai daug to, ką mes išskleidžiam į eterį, gali daug nepasitikėjimo sukelti savimi ir tiesiog atrodo, kad moteris turbūt galvoja, kad nesvarbu, ką aš čia bedaryčiau gyvenime,
ir taip, ir anaip, ir išvaizda, ar, žinai, veiksmai, pasiekimai, karjera, kažkas visą laiką yra nepakankamai ir visą laiką tu vis, nu, vat kažkas su tavim negerai. Tai labai norisi, jo, kažkaip to pasitikėjimo įkvėpti ir pasakyti, kad, nu, kiekviena iš mūsų yra nuostabi, turi belę kokią didelę energiją viduje ir svarbu, nu, turbūt, nežinau, kažkokiu būdu sugebėti rasti tą krislelį meilę savyje ir priminti savo kiekvieną dieną, kad, žinai, tu viską padarysi, ko tu nori, to pasieksi, viskas yra gerai. Taip, turi tas savybės, dėl kurių esi unikali. Taip, ir jau yra gerai, tu esi gyvenime, tai yra dovana patirti tai, ne kiekvieną dieną atsibusti ir nuo tavęs labai daug kas priklauso ir tu tikrai gali imti, daryti, keisti, nežinau. Ir rodyti tą gerą pavyzdį. Taip, visiškai. Ir dar labai norisi bendrystės tarp moterų, ne? Nes kažkaip žiauriai daug kartais, atrodo, jaučiasi konkurencijos ir to kažkokio, nežinau, pagiežos, pavydo, bet taip yra galinga, kai, nu, užtenka kartais tiesiog paprasto sakinio viena kitai ir nepasakyti ir jisai tiek daug gali duoti pasitikėjimo kitai moteriai. Tai sakykim tai, netylėkim. Ir be to, mane šitas dalykas tikrai labai sužavėjo tavyje, nes mes su tavim nebuvom labai artimos ar kolegės, ar kažkokios draugės, bet tikrai, nuoširdžiai pasakius, tas solidarumas moteriškas taip pasijautė ir aš iš tikrųjų, kelis kartus permąsčiau ir aš galvoju, vat būna taip, kad žmogus be jokio, nežinau, ten tikėjimuosi gauti kažkokį atpildą ar be jokio tikėjimuosi gauti kažkokias ten padėkas ar dar kažką, jis tiesiog natūraliai palaiko kitą moterį ir tas tikrai labai labai jaučiasi pas tave ir yra tokių moterų, kurios tai labai akivaizdžiai išreiškia ir aš iš tiesų net buvau pagalvojus, kad ar tik tas moteriškas solidarumas nėra priežastis to sėkmingo laimingo moters gyvenimo. Nes dažnai pastebiu, kad tos moteris, kurios yra palaikančios, kurios neskirsto dalykų į reikia, nereikia, nežinau, galiu, negaliu, čia man patinka, nepatinka, jos tiesiog spinduliuoja tokiu gėriu ir tokia kažkokia šviesa, joms sekasi. Ir aš tą tikrai pastebiu gyvenime ir aš galvoju, reikia to mokintis iš tiesų. Taip, veidrodis toksai, žinai, ką mes išspinduliuojam, kokią energetiką turbūt pasitinkam aplinkas žmonės, su kuriais susipažįstam, susitinkam, su kuriais dirbam ar kažkaip kitaip interaktinam. Ir aš kartais irgi susiduriu su šitų dalykų savo gyvenime, kur ypatingai, kai socialinė erdvė, kažkoks toks viešumas, tai yra tavo darbas ir tada tu daug ką permastai iš tos prizmės darbinės. Tu atrodo, ne, čia ne mano klientai, kodėl aš čia turiu dalintis, bet iš tiesų tada sustoji ir pagalvoji, bet ne viskas paskaičiuota pinigais. Būtent. Ir ta exactly. energija, it counts. Ir tada tu iš tiesų peržvelgi žmogaus gyvenimą, kuris yra tas šviesus, toks pozityvus žmogus ir tu galų gale supranti, kodėl jam sekasi. Nes, jisai truputį kitais matmenim skaičiuoja tą sėkmę ir tos pinigus, kita valiuta. Taip yra iš tiesų. Taip. Jeigu reikėtų prisiminti tavo modelio karjerą, koks atsiminimas yra kaip ekstremaliausia patirtis ir, jinai yra tokia ryškiausias atsiminimas iš visos karjeros. Oi, šiaip ne vienas, iš tikrųjų toksai yra momentėlis. Daug buvo tokio tiesiog iššūkio sunkaus darbo, kur susideda ilgos valandos, nuovargis ir visa kita. Tai tiesiog papasakosiu pavyzdį, ar ne, kas būdavo, tikrai tokių atvejų skirtingais pavydalais, bet panašia tekme tekdavo patirti. Tai tiesiog jie testuodavo kantrybę, tavo atsakomybę ir tavo profesionalumą. Ir taip tai būdavo sunku, bet, tu žinai, dėl ko tu tą darai, tu susikaupdavai ir padarydavai. Tiesiog būdavo kartais, didžiulis krūvis, kur pavyzdžiui, sakykime, turėjau fotosesiją Londone kažkada, kurios metu reklaminė fotosesija buvo griežtai suplanuota, kad kokiu laiku aš turiu baigti, nes kitą dieną turėjau fotosesiją svarbę irgi Miamyje. Ir tai buvo
fotosesiją nuo ankstaus ryto Londone, mes baigiam ten, nežinau, 3:30, sakykime, popiet, aš galėjau susikrauti su savimi tik tais kuprinytę, kad galėčiau sėsti ant motorolerio taksi, taip sakant, tam, kad spėtume į Heathrow oro uostą nuvažiuoti ten per kamštį jau besidarantį kuo greičiau, per 15 minučių. Nulėkėm į Heathrow oro uostą, iššoku nuo motorolerio, bėgu ten link savo vartų, kur jau final call, žinai, šokiai į lėktuvą, atrodo, ačiū Dievui, dabar ramu, žinai, sėdžiu lėktuve, nuskrisiu. Ir žinau, kaip fotosesija rytoj, neturiu dar detalių visų, žinau, kad visas detalės yra su savo viešbučio kambarį, raštelį paliktą ir dar e-mailą ir visą kitą. Ir aš nusileidžiu Fort Lauderdale, kas yra valanda gal kelio iki Miamio, tada sėdu į automobilį, vairuotojas mane pasiėmė, nuvežė į viešbutį. Viešbutė ten 1 valanda nakties, įeinu, yra laiškas, žinai, komandos visa, taip sakant, planuoti rytojui ir pasižiūriu, kad call time'as yra 3 AM. Ir aš taip, gerai, tai kiek čia miegot gaunasi? Valandą. Aš tokia, gerai. Nusimaudau, taip į lovą, žadintuvas atrodo, kad po 3 minučių, žinai, tą valandą pamiegojus, atsikeli valandą laiko. Ir turi atrodyti fresh. Visiškai fresh, visą dieną fotkinam ten 15 valandų lauke ten plus 30 laipsnių, žinai, o filmuojam, man atrodo, Amazon ar kažką mes ten darėm. Žodžiu, toks didelis productionas. Toks geras apibūdinimas modelio gyvenimo, ar ne? Taip. Tokių tiesiog, tokių nepatogių situacijų, kurios tikrai tau nepadeda juo labiau gerai atrodyti ir spinduliuoti tą energiją, žinai, akis raudonas, nesupranti, kas vyksta, užmiginėjai ten, žinai, po 15 kartų. Tai va tokių kažkokių momentų būdavo. Dabar, smagu. O kaip, sakykime, jeigu reikia prisiminti tokias situacijas, vis tiek kažkokia būna toks kažkoks vidinis būdas mobilizuoti save. Kaip tu save mobilizuodavai tokiose situacijose? Per pozityvumą iš tikrųjų. Per pozityvumą, kažkaip bendravimą su komandos nariais. Aš toks labai komunikabilus žmogus būnu, iš tikrųjų, savo profesiniai veikloje, tai užimti save kažkuo, kad tarsi prasiblaškyti. Ir stengtis irgi kiek įmanoma ten, kur per traukėlę, tai pailsėti, gal pavėsi, žinai, būtinai gert vandens, kad nenualtum gink dievę ir, tiesiog, tokia bazinė. Vat prisimenu net ir savo tokią atvejį, kur kartais tu tikrai jau ten visą dieną intensyviai varai non-stopų ir, tų pertraukų jų tiesiog nėra ir ten dar irgi miegojus kokios 4-5 valandas. Ir man labai patinka ta taisyklė, kaip sako, pailsint akis, tai tiesiog užsimerkt ir tiesiog, kur atrodo, tu nemiegi, nors labai norėtum pamiegot, bet net ir tas akimirka užsimerkimas, jisai padaro tau kažkokį energy boost. Tai va tas grinai akimirkos, kada gali, bent pailsint akis. Taip. Tavo sritis labai skirtingos ir dabar atsiras trečia. Dar viena. Tai modeliavimas, virtuvė, gaminimas ir netrukus būsi mama. Taip. Tai pirmiausia, aš noriu paklausti, tai kur tu geriau jautiesi? Nenumatant to, kad netrukus būsi mama. Bet kur tu geriau iš tiesų jautiesi? Kaip moteris, kaip asmenybė? Ar visgi einant podiumų? Ar visiškai kardinaliai dirbant prie puodų virtuvėje? Manau, kad idealiausias variantas būtų visiškai, kad būtų 50-50, nes labai šiaip geras jausmas yra eiti podiumu ir ta modelio gyvenimo dalis, bet lygiai taip pat ta ramybė ir kūryba virtuvėje. Tai yra tokie visiškai skirtingi pasauliai, kurie vienas kitą kitaip papildo ir nors modeliavimo dabar mano gyvenime lieka tikrai labai labai nedaug ir visa esmė yra maistas, ta kita kūrybinė prizmė. Nežinau, man atrodo, kad iš vienos erdvės tu vienai pasikrauni, o iš kitos kitaip. Ir buvo kažkada toksai labai sweet spot, kai grinai buvo maždaug 50-50 mano laiko iš tom skirtingom veiklom. Tai žiauriai kaifavau būtent dėl to kontrasto. Nes atrodo, kad skirtingi smegenų pusrutuliai įsijungia ir tu prasiblaškai, pailsi nuo vienos rutinos, įšoki į kitą. Bet labai gerai jaučiuosi ten, kur dabar esu, manau, kad čia esu ne veltui ir vyksta gyvenime vis tiek kažkokie pokyčiai, augimas, žinai, su kažkuo tenka atsisveikinti, uždaro vienos duris, kai jos galbūt pilnai užsidarys, tai dar labiau atsivers kažkas kito ir
Ir labai įdomu, kaip čia gausis su mamos amplua viskas. Tai vat labai noriu paklausti iš tiesų, kaip būsima mama. Ar daug dalykų permastai tiesiog kaip moteris? Ar labiau esi tame, kur viskas natūraliai, aš esu būsima mama ir nieks pas mane nepasikeitė, nes būna ir tokių atvejų. Kaip tu jautiesi? Aš labai, permastau. Aš sakau, kad nėštumas yra tripas, kaip sakau, visiška kelionė kažkokia į neaišku kur. Labai jaučiu šitą transformaciją vidinę, kuri vyksta įvairiom plotmėm, nuo fiziškai, aišku, besikeičiančio kūno, bet to, ką tu išgyveni, kažkokia dvasinė plotmė, emocinis fonas yra visiškai, nežinau, nuo tokių egzistencinių klausimų, kurie kartais mane užklumpa ir aš galiu tiesiog ten ratais varyti savo mintise ir galvoti ir labai įdomius kažkokius atsakymus gal savo atvesti į šitą. Ta prasme, tikrai yra daug visko ir nežinau, aš dėl to, kad aš jautrus gal žmogus iš esmės, ta prasme, jautrus, jaučiantis daug. Tai įdomu, kaip gimdymas, man atrodo, bus irgi dar labiau transformuojanti patirtis ir tada, aišku, vaikelis, nes vis tiek nėštumas ir gimimas galiausiai yra apie tai, apie visišką transformaciją tavęs kaip asmens, kur tu jau viskas, visą gyvenimą būsi mama. Ir tai vat, ką tai reiškia, žinai, atrodo, kad ten yra labai labai daug. Labai spalvotas pasaulis. Ačiū tau labai. Ačiū, Vita. Nu labai faina.